ką, išaušo naujas rytas mūsų kelioniai. Dabar nusiprausiau, kaip matėt. Šiaip miego kokybė šiandien buvo labai prasta. Kažkoks koncertas buvo kitoje ežero pusėje iki 12 nakties. Rusiškas koncertas, kažką rusiškai koncertavo ten. Tai dabar nusiprausiu, ežeras šiaip nelabai švarus, toks kiaušiniais, tokiais smirda. Bet gerai, kad turėjau rankų muilo nusipirkęs vakar. Tai vis tiek jaučiu švaresnis, nesijaučia to prakaito ant kūno. Tai tas gerai. Eisiu aš dabar pavalgyti. Dabar galvojau laužiuką kurtis, bet iš tikrųjų nelabai man reikia to laužiuko. Šteks, kiek turiu aš dabar to maisto. Ir ką, bandysiu judėti tada į kelionę. Šiandien nusimatęs esu Berlyną, tai tikrai pasiekti. Iki Berlyno yra apie 200-300 km. Nėra daug. Vis dėlto kažkiek vakar nuvažiavau, bet labai nedaug. Čia kitos Poznanės. O galvoju, jeigu pavyktų, gal net ir iki Hamburgo davažiuočiau. Iki Hamburgo yra 500 km. Ir tada būtų sekantis toksai nuo Hamburgo iki Kopenhagos. Nežinau, kiek iki Kopenhagos yra. Nu ir jau būtų jau pusė kelionės įveikta ties Kopenhaga. O Hamburgas dabar gal toks, sakyčiau, ne, gal trečdalis koks kelionės, kažkas tokio gaunas. Tai jo, tai lemba, sakau, jo buvo koncertas, paskui buvo vėsoka man naktį, tai vis atsikelinėjau nuo tos vėsumos. Ir čia paryčiais pradėjo šuo kažkoks lot. Tai, nu čia yra aplinkui žmonių, kas irgi stovyklauja. Tai jo, tai užtat nenoriu labai čia šūkų, kad žmonių neprikelčiau. Šiaip dėl ko norėjau laužą įsikurt, kad įsidžiovint drabužius, bet čia nepavyks man taip įsidžiovinti, nežinau, bandysiu važiuoti kažkur iki degalinės, dantis įsivalyti ir kažkaip gal sumastysiu per tą laiką, kaip įsidžiovinti, nes tuo pačiu ir ploviau drabužius. Tai jo, kol kas tiek. Susimatysim kelionį. Dabar eisiu pakuotis daiktus. Iki. Dabar pasivėjau, kad mikrofoną buvau nepajungęs, tai dabar nusitraukė mintis, ką pasakojau. Tai buvau sustojęs Lenkijai atsigerti kavos vienoje degaliniai. Tai ten nelabai ką pafilmavau kadrų. Pafilmavau šiek tiek kadrų iš pačio važiavimo link Vokietijos. Tačiau kamera kaip tyčia išsikrovė prieš pat kontrolės punktą, tai nenufilmavau, kaip pro Vokietijos sieną pravažiavau, pro kontrolės pasienį tą.
Niekas nestabdė, tik tai, kad buvo labai dideli kamščiai. Iš pradžių galvojau kultūringai stovėsiu, lauksiu kaip visos mašinos, bet kai pradėjo kepinti mane, svilint, tai važiavau per tarpą tarp mašinų. Labai visi mandagiai praleido mane, kiti pasitraukinę, tai gan greitai ten. Aš turėjau stovėti apie pusvalandį laiko, per 10 minučių gal pravažiavau pro visas mašinas, tai 20 minučių sutaupiau. Šiandien esu daugiau galėjau papietauti ir panašiai. Tai jo, bandau tada važiuoti į Berlyną jau ir žiūrėsim, kokiu kadru pagaudysiu dar kažką. O po Berlyno jau kiek liks laiko, kiek įmanoma arčiau link Hamburgo. Ką, varom į kelionę tada? Nu žodžiu, buvau dabar apėjęs Berlyne, čia pasistačiau motociklą ir ėjau susirasti prekybos centrą, bet paieškos ir vėl nesėkmingos su parduotuvėm, tai kažkur pasigūglinau dabar 14 minučių atstumą šiek tiek toliau nuo centro. Manau, užteks tam Berlyne, čia trainesis, nelabai aš čia kažkokioj gerai vietoj prisiparkavau, kad galėčiau kažką gero aplankyti, tai bandysiu važiuoti, jeigu pakeliu kur kažką pamatysiu, gražaus pafilmuosiu. O dabar varau į prekybos centrą, apsipirksiu valgyti šiek tiek ir bandysiu važiuoti iš Berlyno, tada link Hamburgo kiek paeis. Tai važiuojam. Na kągi, apsipirkau šiek tiek šičia revė parduotuvėj, bet nebuvo vėl vištienos mano mylimos. Ir radau kažkokių kotletukų, bet nevirkau ir kotletukų. Nusipirkau bananą, nusipirkau vandens ir bandau važiuoti toliau. Jo kame bairis buvo su parkingu, ten kai išvažinėjau, pasirodo čia tokia neoficiali taisyklė Berlyne, kad motociklus gali parkuotis bet kur ant šaligatvių. Ir aš ten į aikštelę važiavau, ten ale negalima motociklam išvis parkuotis, bet aišku yra prisiparkavus motociklininkų ten. Ir aš jau ten bandau susimokėti išvažiuojant. Ir apsauginis išlindo, sako, važiuok čia per šlagbaumą aplinkui tiesiog, ir išvažiavau. Sako, tipo nieko nemokėk, nieko. Tai jo, dabar sakau, dėl maisto paieškų šiek tiek sudėtinga, nėra maisto, kurio norėčiau. Tai ką, bandysiu važiuoti, bandysiu kažkur varyti ir gal pakeliui link Hamburgo kažkur kokį supermarketą ar kažką rasiu, kur galėsiu apsipirkti. Ką, bandau važiuoti tada.
ką, pasistačiau dabar jau palapinę, kurią matot už manęs. Tai žodžiu, jo, ką galiu papasakoti, tai buvau, dabar ieškojau normaliai kur pavalgyti, nusipirkti, bet kadangi sekmadienis, Vokietijoje sekmadieniais nedirba daugelis parduotuvių, tai nelabai radau ką, tai rytoj anksti ryte atsikėlęs. Pabandysiu, čia šalia yra miestelis šitą ežerą ir tam miestelį mačiau yra parduotuvė. Tai bandysiu į tas parduotuvės nulėkti pasižiūrėti, gal yra ką valgyti normaliai. Jei ne, tai bandysiu apsipirkti Hamburge. Iki Hamburgo liko 200 virš kilometrų, iš tikrųjų daug nenuvažiavau šiandien. Tai kaip jau pravažiavau Berlyną, tai kaip ir bent jau kažkas pasiekta. Tai žodžiu jo, buvau čia va dabar miestelį irgi ir vienos moteriškės paklausiau, ar čia aplink šitą ežerą galima stovyklauti. Aš įsivaizdavau šiek tiek gražesnį vietą, tai gan nejauki tokia vieta, miškelis nelabai fainas, bet nežinau, ant prie pat praėjimo pasidariau savo palapinę, tai va čia kaip matot iš karto praėjimas, tai čia va mano motociklas ir taip pat palapinė, tačiau jo, ką galiu pasakyti. Tai kad moteris, kurią kalbinau, sakau, ar galime čia kempinti. Aš mačiau per Google Maps gražius vaizdus, bet ten turbūt vėl, kaip ir Lenkijoje, ta pati istorija, taip ir šičia, turbūt buvo kitam ežero pusėje. To ežero pusėje, nes ten matau yra pliažas irgi, kaip ir praeitą kartą, tai šį kartą kaip ir niekas nekoncertuoja. Tai žodžiu, kame dalykas, kad jo, tai va tos moters paklausiau, ar galima kempinti, jis sakė jo. Ir vienas dalykas irgi gaila, turbūt įsikrovė kamerą, mano veiksmo kamera, kuri ant šalmo yra. Kai aš leidausi iš čia kalniukų į šitą mišką, aš važiuoju, ten kažkoks didelis namas buvo viską. Ir paskui važiuoju, žiūriu į mišką, toks siauras keliukas, kai su dviračiu pramintas. Bet man Google Maps rodo kaip normalų kelią. Galvoju, bandysiu varyti ir žiūriu, status, koks šiam laipsnių statumo, gal 7 kalniukas ir dar į su duobelėm tokia. Galvoju, bleba, nasiversiu. Ten tam miške, galvoju, manęs tikrai nieks neras. Bet kažkaip paėjo pravažiuoti man tą kalniuką ir toliau važiuoju ir žiūriu, va čia ir buvo žmonių prie ežeriuko, dabar jau kadangi sutemo jau ir vėlesnis laikas, tai jau ir žmonės įsiskirstė, turbūt visi namo, čia buvo visi su šunim, su meškerėm ir panašiai atvarė, žvejoja čia daugelis. Tai jo, tai daugiau kaip ir neturiu ką papasakoti iš tikrųjų, tai gaila turbūt, kad nenusifilmavo, nežiūrėjau dar medžiagos, bet turbūt, kad nenusifilmavo, kaip aš leidau to kalniuku, bet jo, kažkaip nepavyksta, šiaip ir Berlyne buvo įvairių tokių įdomesnių situacijų, buvo, pavyzdžiui, prie perėjų ten tokie žonglieriai visokie atvaro pinigėlį užsidirbo, kol tau raudonas, praeiviam žalias, tai jie prieina, užsideda kopėčias ir pradeda žongliruoti, dar kažkam tikrai įdomesnių triukų visokių pradėjo rodyti. Paskui buvo kažkokios kaip italų eitynės, kažkas tokio, ten su mašinom, su italų vėliavom, ten važiavo centrai irgi šūkavo, bet irgi nenufilmavau. Labai greitai viskas vyksta, kol aš važiuoju, tai nespėjau paimti kameros nieko. Tai dar vienas dalykas irgi prie vienos parduotuvės buvo atvaręs ir tokie kaip ir, nežinau, gal iš tokio kaip Armėnijos kraštų ir panašiai. Žmonės, abudu, jie kažką vokiškai ten šneka apie motociklą ten vieną. Ir manęs ten kažką paklausė, sakau, angliškai gal gali, sako, jo, sako, čia elektrinis motociklas. Sakau, jo, sakau, matot, variklė nėra, ten toks buvo skylė, tokia vieta to, kur variklis ten tokia grinai skylė gal padaryta. Kuprinė pasideda. Ir jie tokie žvengia, jo, sako, logiška, tai va, tai sako, dėkui, sako, niekas, ir prašau. Tai taip pažvengiam kartu. Daugiau nežinau, istorijų nelabai kol kas turiu. Dar vienas bairis, buvau degaliniai dabar irgi vienoje sustojęs, įkelsiu jums čia fotkę dabar, bet toks 18 mečių, pilnamečių toks dalykas yra daugiau.
bet jaučiu furistam padaryta, nu ar ne furistam, šiaip keliautojam ir panašiai. Tai vyrų tualete, įėjus į vyrų tualetą yra aparatai, kurie pardavinėja visokias, nu, erotinės prekes ir panašiai, kaip vyram ten tas kišeninės ginos ir panašiai. Ir prezervatyvai, dar visokios prekės tokios panašios. Ir gan pigiai pardavinėjo, aš ten nufotkinau, tai sakau, mes fotkė labai juokingai pasirodė. Įdomu, kiek žmonių perka. Tai įdomu, kokia statistika yra, bet, nu, aš manau, keliautojams gal ir smagu. Jo, toks įdomus dalykas. Tai va, daugiau kaip ir nieko neturiu ką papasakoti, tai bandysiu rytoj varyti link jau tokių kaip Vokietijos fiordai, tokie galima pavadinti. Ten jau bandysiu 300 km nuo šitos vietos, tai nenoriu labai Hamburgiausi būti. Tikiuosi, kad neverkės kaip Poznanėj ir Berlyne šiandien aplink miestą ganyti save. Tai tikiuosi, kad paės greitai apsisuk, gal prafilmuot kažką greit pravažiuojant ir viskas. Ir tada jau varyti link tų fjordų ir ten nakvoti, aišku. Bet kaip ir iš tikrųjų turėsiu rytoj visą dieną tos 300 km įveikti. Tai galiu ir neskubėti iš tikrųjų tam Hamburge, galiu dar kažką pafilmuoti normaliai. Tai va, paskui jau varyti kempinti ir tada jau nuo tų fjordų bus jau iki Kopenhagos. Sekantis mano tikslas grinai iki Kopenhagos varyti. Tai kas gaunasi, ten irgi vėl apie kokius 300-400 km. Taip. Tai ir tada jau Kopenhagoje kažkur nakvoti, kažkas tokio. Kažkaip specialiai toks principas neleidžia, nenoriu miegoti viešbučiuose, noriu miegoti palapinį ir panašiai, kad ir kiek tai nervų sukelia ir panašiai, tokia nerimo visokio, ar čia nepuls, ar dar kažką, ypač kai va miegi tokioj atviroj vietoj, galima sakyti, prie pat keliuko ir tiek žvėris, tiek žmonės gali būti pavojingi, žiūrint kokie. Tai, nu, bet gal nieko nebus, bet jo, jau gal rytoj miegosiu ten daugiau kempinge tokiam, tikiuosi. Tai manau bus atviresnė vieta, tokia, mažiau tų miškų ir panašiai. O kaip link Kopenhagos važiuojant, tai nežinau, dar kol kas nežinau, kaip Danijai bus. Nu ir kol kas tolimesnių dar tikslų nėra. Tai aišku, galutinis maršrutas yra Jovikas. Ką, nu aš tada maudysiuos ežeriuke ir tada varysiu jau vakarot į palapinę ir jau ruoštis miegu. Tai jums sakau labanakt, o jūs mane matysit kitam kadre. Nežinau, kiek čia girdėsis ir matysis, bet žodžiu, jo, įsirengiau jau pas save čia miegmaišį viską, turiu lemputę, turiu peilį Saviginai, o, mano peilis, to palaukit, o, čia yra Saviginai, jeigu kažkas kažką čia pulto, dar kažką, ką žinai, ar prireiks, bet vis tiek, atsarga, kaip sako, lietuvių išmintis gėdas nedaro. Jo, ką pagalviai naudoju, tai čia yra miegmaišio maišas. Jeigu matysis kažkas, čia gal mėlynas toks matas. Tai jis yra iš tikrųjų miegmaišio maišas. Ir kaip aš jį padarau pagalvę, tai tiesiog įdedu visokių drabužių. Praeitą naktį įdėjau bliuzoną savo šitą ir treninginės kelnes, bet buvo gan šaltoka miegot, tai šį kartą įdėjau nešvarius savo drabužius, maišiuką savo nešvarių drabužių ir šortus, švarius šortus, bet tiesiog šortus įdėjau ant viršaus, kad būtų šiek tiek lygiau, toks minkščiau ir dar kažką įdėjau, neatsimenu ką. Ai, ir įdėjau savo motociklo striukės vidinį pamušalą. Viskas tiesiog, kad dėl papildomo minkštumo tokio galvai būtų. Nes praeitą naktį gan kietai miego, kiek kieta pagalvė buvo, dabar žiūriu kaip minkštesnė. Lyg ir jo, ką tada eisiu, dar bairį papasakosiu, kol prausiausi, girdžiu garsas kažkoks, ten kažkas lyg surėkia už manęs, apsisuku kažkoks bėgikas, bėgo kažką jis ten man vokiškai pasakė. Tai nusižvengė jis pats pirmas, aš tik nusišypsojau, nes nelabai supratau, ką jis man pasakė. Na, ten, kol nuogas prausiausi, mane da pakalbino, ble. Nu, Berlyne
mačiau, tikrai jie turi vakarietiškesnės pažiūras nei, sakyčiau, Lietuvoje. Arba, Lietuvoje irgi yra regionų, kas turi jau daugiau šiuolaikinės pažiūros, bet, pavyzdžiui, Kaune, ir gal, sakyčiau, yra išlikę tos senos pažiūros. Kaip kauniečių keista, iš tikrųjų, keista buvo. Tiek labai smarkiai, visiškai skiriasi, ta prasme, pažiūros, žiauriai skiriasi. Ką jau, aš tada jau ruoštis bėgot ir susitiksim rytoj tada. Jums sakau labanakt dabar.